Kalimera. Kalikirieki. Geros dienos ir geros sekmadienio linkėjimai iš Klaipėdos, iš Uostamiesčio, už mano nugaros garsusis Sūduvis. Ir esu prie Danės ar Dangės upės. Va čia nuolat man kyla klausimas ir klaipėdiečiai netrukus mane patikslins. Palei upę pasivaikščiant naujienos apie Kretą, apie atostogas Kretoje ir Santorinėje. Įprastai šitos transliacijos vyksta, kaip žinia, penktadieniais, bet tiek intensyviai turim susitikimų. Penktadienio vakare važiuodami iš Vievio, kur susitikom su labai šaunia Vievio kompanija, su visom vaišėm, nuotraukom, prisiminimais iš kelionių po Kretą. Tiesiog atsibudau, sakau, palauk, jau vakaras ir aš nepadariau transliacijos. Kažkaip tai tie susitikimai viską apkeitė, sukeitė, ir labai aišku smagu pasisveikinti iš Klaipėdos. Klaipėda beje yra pats tolimiausias taškas nuo Kretos, kurį mes pasieksime per savo kelionę ir jau pasiekėme, kaip matote, per savo kelionę iš Kretos ir jau dabar po truputį grįžinėsime atgal. Tai kad Klaipėdoje esam ir netrukus už 15-20 minučių būsime kavos ir arbatos namuose, bus su Jurgita, šnekėsime su keliautojais, bendrausime, mūsų susitikimai tęsiasi. Vakar tas pats buvo Kaune. Kaune tiesiog buvo pirmas susitikimas toksai dalykinis, antras susitikimas labai smagus, kurį surengė Egita ir Arūnas. Ačiū Jums labai už cepelinus, kurių prikrovė net iki šiandien pusryčių. Žodžiu, visko daug, bet aišku, Jūs domina labiau Kreta ir atostogos Kretoje. Taigi, kaip gyvena Kreta? Kiek matau iš naujienų, į Kretą atkeliauja Kakokerija. Kas yra Kakokerija? Pažiūrim į Klaipėdą, į upę. Kakokerija tai yra blogų orų fenomenas. Klaipėdai šiuo metu nėra toks labai blogas oras, bet aišku, apsiniaukę saulės nėra. Taip jau mes pripratom Lietuvoje, kad jau čia saulės nėra. Bet tikiuosi, kad ta saulė atkeliaus ir į Klaipėdą, ir į visą Lietuvą. Ir ta saulė sugrįš ir į Kretą, bet dabar sinoptikai žada Kakokeriją, tai yra blogų orų fenomenas, kuris ateina į Kretą ir dar labiau užguls salą sniegu ir lietumi, kas aišku yra gerai, žiūrint iš žemdirbystės pozicijos, žiūrint apskritai, kad salai reikia vandens. Kitas niuansas, kretiečiai, kaip matau, ruošiasi slidinėjimams. Taip, kretiečiai ruošiasi slidinėjimams ir jau Anogija skelbia, Anogija miestelis, kuris yra pakankamai aukštai kalnuose, prie Psiloryčio kalnų, skelbia, kad jie netrukus pradės dar labiau atnaujinti slidinėjimo trasas. Aišku, tai daugiausiai slidinėjimo trasos ne nusileidimo, o bėgimo slidinėjimo trasos, nes keltuvų Kretoje jokių nėra, bet įsivaizduokit, Kretoje bus galima slidinėti. Beje, tai galima daryti ne kiekvienais metais, viskas priklauso nuo sniego storio, bet jau dabar yra tiek sniego Kretoje, kad jau galima slidinėti. O čia Klaipėda, ten tolumoji Meridianas garsusis ir einu upės pakrante. Tai va, tokios naujienos iš Kretos. Kretiečiai dar kol kas apie atostogas ir atostogų sezoną mažai kalba, Lietuvoje kalbama kur kas daugiau. Kodėlgi? O todėlgi, kad vyksta mugės, išpardavimai ir daug kas tuo naudojasi. Džiaugiuosi, kad ir klausėte dėl viešbučių. Vėlgi, konsultuotis tikrai būtina ir konsultuotis reikia. Nukreipiu ir kolegas į kelionių agentūrą Baltic Clipper, bet taip pat patikiu ir savo konsultacijas. Tai kad jeigu dar vis renkatės ir neišsirinkote, kreipkitės į mane, Jurgita, mielai padėsime įsirinkti jums viešbutį, jeigu perkate kelionių paketą, kurį siūlo Novaturas, Testuras ar Coral Travel. Šitos trys didžiosios agentūros, trys organizatoriai, reikėtų sakyti taip, kelionių organizatoriai, šiemet organizuos tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Kretą, į Heraklioną. Aišku, jeigu jūs planuojatės kitaip atostogas, vėlgi kreiptis reikia, jeigu norite patarimų, jeigu norite pasinaudoti mūsų patirtimi Kretoje. Ir žmonės kreipiasi ir vakar malonu, kad buvo tiek žmonių Kaune atėję su mumis susitikti, beje, net nuotraukų nespėjom padaryti tiek, kiek kalbėjom. Tai
gal kažkiek tai iš kitų susitikimų bus nuotraukų, tikrai jas pasidalinsime ir ačiū dar kartelį visiems, kas domisi. Matau vieną tendenciją, kad žmonės man parašo su tokia žinute, kad mes jau įsigijome kelionę, datos tokios ir tokios, keliausime tokia ir tokia šeima ir jūs kreipsimės dėl ekskursijų. Brangieji, nekreipsimės, kreipiamės dabar. Tikslinu, dabar. Jau vieną kartą sakiau ir galbūt ne vieną kartą sakiau ir praeito sezono sakiau, kad pernai pati dažniausiai kartojama frazė, kurią sakydavau atostogų sezono metu, gaila, kad nesikreipėte anksčiau. Tai yra pati dažniausiai kartojama frazė buvo pernai. Gaila, kad nesikreipėte anksčiau. Tie, kas kreipėsi anksčiau, tikrai galėjom daug ką pasiūlyti ir daug ką pasakyti. Tie, kas nesikreipė anksčiau, dėja, nieko negalėjom pasiūlyti. Tai kreipkitės iš anksto. Jei jūs domina ekskursijos, pirmiausia ekskursijos, ar mūsų asmeninės, nes mes dviese, žinokit, o dienų savaitėje yra tik 7. Tai negalim paimti daug grupių, juolab, kad mūsų grupės yra labai nemažos ir viskas yra ribota. Tas pats su Santoriniu. Taip, kol kas dar nežinom ekskursijų į Santorinį sąlygų, bet vėlgi, grupės bus mažos, iki 19 asmenų. Tai netgi jau dabar kai kurie rezervuojasi dienas arba pasako, mes būsim tada ir tikrai norėsim į Santorinį. Tai aš pasižymiu tai. Trečias dalykas, aišku, automobilio nuoma. Jeigu kreipsitės dabar taikomas nuolaidos iš ankstinėms rezervacijoms. Tai norite automobilio geresnę kainą, kreipkitės dabar. Ypač geros kainos šiuo metu, jeigu užsisakysite automobilį balandžiui, gegužiai, birželiui, rugsėjui ir spaliui. Liepos ir rugpjūčio kainos kol kas yra tam tikros, yra taikomos nuolaidos, bet dar kainos yra aukštesnės. Bet, palauksim, galbūt ir Liepai ir rugpjūčiui bus didesnių nuolaidų, bet kol kas taip jau yra. Bet artėjant sezonui vėlgi kainos kartais sukyla, tai turėkite tai omenyje, kad jeigu neužsakysite dabar, tai tam pačiam Liepai ir rugpjūčiui gali būti nei nuolaidų nebūt, nei tų kainų, kurios dabar yra. Tai tą turėkite irgi omeny. Tai va, dėl automobilio nuomos irgi iš anksto. Nuolaidos taikomos, derinamės, kalbamės. Vėliau sunkiai. Ypač dėl atostogų planų. Tie, kas įsigijate tik aviabilietus ir norite atostogų plano, kad būtų sudėliotos skirtingos nakvynės, kad būtų sudėliota kažkas jums išskirtinio jūsų kompanijai. Labai iš anksto tuos atostogų planus sudarinėsime tik iki balandžio vidurio, balandžio pabaigos. Nemanau, kad ilgiau. Vėliau tiesiog nebus laiko. Arba jums labai pasiseks. Tiesiog, va taip. Graikai paskelbė, kad praeitas sezonas, praeiti metai buvo rekordiniai, absoliučiai Graikijos turizmui. Rekordinis atvykimas, kol kas dar laukiu skaičių, kai tik juos turėsiu, būtinai paskelbsiu. Ir spėjama, kad šitas sezonas vėlgi arba pralenks buvusį rekordą, tai yra visų laikų rekordas. Imkim nuo to, kada prasidėjo turizmas, nuo 74 metų, tai arba pralenks tą sezoną, arba bus labai panašus. Tai turėkite omeny, kad žmonių Kretoje bus daug, norinčių keliauti bus daug, tai reikia viską derintis iš anksto tam, kad turėtumėt didesnį pasirinkimą, o nerinktumėtės iš to, kas liko. Tai va. Tokios naujienos, Klaipėda laukia, netrukus persikraustysim į kitą upės pusę, Mažvydo alėja štai ten. Ir Mažvydo alėja yra kavos ir arbatos namai, kur mes susitiksime su keliautojais, pabendrauti apie atostogas Kretoje ir Santorinėje. Ačiū, kad sekat, ačiū, kad domitės, ačiū, kad primenat, net man parašė, sako, palaukit, kur penktadienio transliacija. Tai šis sekmadienio transliacija, beje, greičiausiai nuo vasario tų transliacijų daugės, bent jau 2-3 kartus per savaitę jau bus, nes klausimų daug ir jau reikia daugiau atsakymų. Netgi ir šita transliacija gavosi kur kas ilgesnė. Tai ačiū Jums labai ir gražaus sekmadienio visiems. Susimatysim. Iki.